Jis kalba apie asmeninį ir bendruomeninį atsivertimą, sugrįžimą prie Kristaus ir dovanojimą save jo misijai. Jeigu reiktų pakartoti, tikriausiai nelabai išeitų. Tai mes truputėlį pabandysim tą intenciją šios dienos. Čia gera intencija, teisinga, arkivyskupas čia gerai viskas sudėliojo. Bet kad iki mūsų pačių ateitų ir suprastumėm, ko mes čia iš tiesų meldžiame ir ką ta intencija turi atlikti, tai aš leisiu savo ir jums šiek tiek pagelbėti ir kai ką išskleisti. Taigi pirmas ir tikriausiai raktinis žodis čia yra žodis atsivertimas. Ir jisai iš tiesų mėgiamas žodis ir gavėnioje esame kviečiami atsiversti, bet kai tas žodis toks atsiversti, kyla klausimas, o kada mes užsivertėm? Nes jeigu reikia kažką atsiversti, tai buvo užsiversta. Ir aišku, ten tėvas Gediminas Numgaudis kažkada yra sakęs labai gražią tą išmintį, kad tai atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, tai atsiverskite Švento rašto knygą, Evangelijų knygą, pradėkite skaityti ir pradėkite tikėti, kas ten parašyta. Tai ta prasme atsiversti Šventąjį raštą, atsiversti Evangelijų knygą, atsiversti Dievo žodį niekada nėra blogai ir tokia prasme atsivertimas irgi puikiai tinka. Bet iš tiesų šitoj intencijoje šios dienos tikriausiai ne apie knygų vartaliojimą eina kalba. Ir gavėnioje mes esame kviečiami ne tik Evangeliją, Šventąjį raštą ar kokią kitą dievotą knygą atsiversti, bet kažkas turi atsitikti su mumis. Tai kol mūsų neužvertė žemėm ar kuo nors kitu, tai mes truputėlį šitą žodį pasitaisykime, nes jis šiek tiek mus klaidina. Iš tiesų tas žodis graikų kalboje yra metanoja. Skamba kaip vaistų pavadinimas. Bet čia mes visi daugiau mažiau ligoniai susirinkę, ar fiziniai, ar dvasiniai, ar protiniai, tai nieko tokio. Tai metanoja graikų kalboje reiškia atsiversti, bet taip mes išvertėm, bet galima tą žodį ir kitaip išversti. Jisai tiksliau verčiasi apsisukti 180 laipsnių kampu. Ne 360, ne apsisukti aplink savo ašį, bet apsisukti 180 laipsnių kampu. Tai jeigu aš dabar apsisukčiau metanoje 180 laipsnių kampu, tai jūs matytumėt ne mano veidą, bet mano nugarą. Tai reiškiasi radikaliai arba nusisukti, arba atsisukti. Tai metanoja atsivertimas galime versti kaip atsisukimą. Ne apsisukimą, bet atsisukimą. Taigi esame kviečiami atsisukti. O į ką mes turime atsisukti? Į Dievą. Visi žino. Į Dievą turime atsisukti kaip savo gyvenimo, kaip savo gyvybės, kaip savo prasmės šaltinį. Mes turime atsisukti į Dievą kaip tą kažkas mūsų gyvenime yra svarbu. Bet jūs man pasakykit, o tai kada mes spėjom nusisukti nuo to Dievo? Kaip mes spėjom nusisukti nuo to Dievo? O todėl, kad nuo pat gimimo atėję į šitą pasaulį mes nieko kito nedarom, tik tai sukiojamės. Mes nuo mamos bėgam tolyn, nes norime paimti žaislą arba ten obuolį, ar ten kažką. Mes nuo kokio darbo bėgame, nuo kokio įsipareigojimo bėgame. Mes savo laisvėje vis kažkur tai bėgame, kur lengviau, kur geriau, kur paprasčiau, nes mums kažkaip atrodo, kad jeigu būsime prie Dievo arba prie mamos ar prie tetės, taigi reiks visą laiką labai atsakingai elgtis, labai klausyti, labai būti geriems, o jeigu
pabėgam kažkur kitur, nusisukam ir bėgam kitur, tai ten rasime kažką lengviau ar paprasčiau. Tai tas nusisukimo judesys mumise yra labai prigimtinis. Ir nėra sunku nusisukti nuo Dievo. Tai vyksta mumise labai natūraliai. Bet kas vyksta nenatūraliai, ir čia jau reikia ir tikėjimo, ir valios, ir bažnyčios, ir sakramentų, ir Dievo ir Marijos pagalbos, tai atsisukimas. Atsisukimas į Dievą mums nėra natūralus. Mums reikia iš tiesų ir dangiškosios pagalbos, ir kartu ryžto ir savyje, ir savo valioje vėl atsisukti į Dievą ir vėl jį padaryti svarbiu mūsų gyvenime. Taigi atsivertimo malonės, kai prašome, mes prašome atsisukimo į Dievą malonės. Bet kai atsisukame į Dievą, ką šitoje žemėje, šitame pasaulyje mes matome? Mes atsisukam ne į Dievo idėją, ne į Dievo įsivaizdavimą, mes atsisukam į Dievą, kuris mūsų tikėjime turi veidą ir turi vardą. Jeigu atsivertimo malonę išgyvenantis, jeigu atsisukimo malonę išgyvenantis norime atsisukti į Dievą, ką mes pamatome? Žmogumi tapusi Dievą, Jėzų. Jeigu norime atsisukti į Dievą, tai šitame pasaulyje, šitame gyvenime mes turime atsisukti į Jėzų Kristų. Mes turime žiūrėti į jį. Ne į kažkokią savo Dievo idėją, ne į kažkokį kitokį ten energijos debesėlis, aukščiausias principas ir visokie kitokie filosofiniai išvedžiojimai. Mūsų Dievas turi veidą ir mūsų Dievas turi vardą, nes jis tapo žmogumi. Jis yra Jėzus Kristus. Ir norėdami atsisukti į Dievą, mes savo gyvenime turime atsisukti į Jėzų Kristų. Ir ieškoti jo veido. Ir norėti jį pažinti. Ir norėti jį pažinti tame, kame jis pasiliko, kad būtų pažintas. Jis pasiliko savo bažnyčioje, jis pasiliko savo žodyje, jis pasiliko savo sakramentuose, jis pasiliko savo tikinčiųjų bendruomenėje. Mes, norintis atsigręžti, atsisukti į Dievą, turime ieškoti Jėzaus. Turime ieškoti tiesos apie Jėzų. Tiesos apie Jėzų Evangelijoje, tiesos apie Jėzų jo bažnyčioje, tiesos apie Jėzų jį tikinčių, jį sekančių mokinių bendruomenėje. Kai mes žvelgiame į savo gyvenimą, mūsų gyvenimas sudarytas iš daugelio įvairiausių santykių. Mes turime šeimos narius, mes turime bendradarbius, mes turime kaimynus, mes turime giminaičius, mes turime tos pačios partijos ar narius, mes turime grupelę kokią nors. Bet toje santykių paletėje, toje santykių apsuptyje, kur yra Jėzus? Kur yra santykis su Jėzumi? Ką mes apie jį galime pasakyti? Ką mes apie jį vienas kitam galime papasakoti? Mes galime daug ką pasakyti apie savo artimą žmogų, ypatingai jo arba jos klaidas. Bet tai galėtų taip daryti, tai galėtų taip nedaryti, tai galėtų tą sakyti, tai galėtų aną nesakyti. Mes apie mums artimus žmonės daug gero ir daug skundo galėtumėm pasakyti. Bet ką mes, tikintieji, galime vieni kitiems papasakoti apie Jėzų, apie mūsų santykį su Jėzumi.
kas yra Jėzus mūsų gyvenime, kaip mes jį patiriame, kaip mes jį sutinkame, kaip mes jo klausomės, kaip mes jį pažįstame ir atpažįstame, kaip mes juo sekame, kaip mes jo meilę patiriame, kaip mes juo ir tuo ryšiu su Jėzumi galime pasidžiaugti ir pasidalinti vienas su kitu. Kaip gera girdėti jo žodį ištikimai skelbiamą šventose mišiose. Nelengva žodį. Žodį, kuris kitą kartą per sąžinę pereina taip, kad maža nepasirodo, bet ačiū Dievui gydo tą sąžinę. Kaip gera sutikti Jėzų gailestingąjį Dievą išpažinties sakramente. Kada mes pasisakome, kas mumise netobula, kas mumise negražu, kas mumise kitiems, o svarbiausia mums patiems nepatinka. Mes neslepiame, mes pasisakome, kad Dievo meilės šviesoje tie dalykai galėtų keistis. Kaip gera viešpatį Jėzų žmogumi tapusi Dievą netgi fiziniai patirti. Patirti, kai jis prisiliečia prie mūsų švenčiausiojo sakramento pavidalo. Mes galime jį į ranką įsidėti, galime į burną vėliau įsidėti, mes galime jį valgyti. Čia kaip romantiniuose santykiuose, kai jau labai žmonės myli vienas kitą, labai trokšta artumo vienas, aš noriu tave suvalgyti. Aš noriu, kad tu taptum taip arti, kaip aš esu arti pats savęs. Tai Dievas leidžia mums jį mylintiems suvalgyti. Suvalgyti švenčiausiame sakramente. Ir gauti ne tik tą prisilietimą, bet gauti, paragauti ir patirti ir pastiprinti savyje tai, kas Dievas yra. Priimdami švenčiausiai sakramentą mes papildome savyje šventosios dvasios resursus. Šventosios dvasios resursus. Juk Jėzus yra gražiai pasakęs, žmogus gyvas ne vien duona. Duonos, ačiū Dievui, čia mums netrūksta. Dar vis netrūksta. Bet šventosios dvasios tikinčiuosiuose, katalikuose, kuniguose, pasauliečiuose, pašvęsto gyvenimo asmenyse niekada nebus per daug. Niekada nebus per daug. Priimdami švenčiausiai sakramentą, klausydamėsi Dievo žodžio, naudodamėsi sakramentais, mes įgaliname Dievo dvasią veikti mumyse ir per mus. Tai nuo ko prasideda atsisukimas į Dievą, atsisukimas į Jėzų? Aš tai norėčiau, kad visi bažnyčioje būtų atsisukę į Kristų. Visi kunigai, visos vienuolės, visi tikintieji, aš noriu, kad jie būtų atsisukę, nes tada ir bažnyčia bus kitokia, ir Lietuva bus kitokia, ir mūsų parapijos bus kitokios. Aš noriu. Bet iš tiesų arkivyskupo intencijoje šios dienos yra sudėliota kitaip ta programa atsisukimo, atsivertimo. Žiūrėkite kaip. Asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo malonės. Tai nuo ko prasideda atsisukimas į Jėzų Kristų? Nuo bendruomenės ar nuo manęs? Nuo manęs. Taigi nelaukime, kol kiti atsivers, nelaukime, kol kiti pasikeis, nelaukime, kol kiti pradės gyventi, daryti ar mąstyti kitaip, ypač taip, kaip Jėzus Kristus kviečia ir moko. Pirmiausia, sakykime, ar aš noriu atsisukti
į Jėzų? Ar aš noriu savo mąstyme, savo troškimuose, savo noruose, savo supratime kažką keisti? Ar aš noriu? Ar aš noriu padaryti Jėzų savo gyvenimo ir širdies ir mąstymo ir minčių svarbiausių draugų ir svečių? Ar aš noriu jį geriau pažinti? Ar aš apie jį daugiausiai noriu su kitais šnekėti? Ar aš jo gerumu noriu džiaugtis ir dalintis su kitais? Asmeninio. Ir kada mes pradedame keistis, palengva pradeda keistis ir tie, kurie yra su mumis ir aplink mus. Ne iš karto, ne krūvoj. Kai kas šeimoje turėjo kokią gerimo priklausomybę ir nustoja gerti. Tai manote, toj šeimoje atsiranda rojų žemėje? Nieko panašaus. Tas, kuris metė gerimą, kažkaip sugebėjo sustoti, dažniausiai būna dar mažiau suprastas savo artimųjų negu tada, kai gėrė. Nes tada, kai gėrė, tai buvo galima nurašyti. Tai va, mūsų šeimoje taip, mums yra taip, nes yra atpirkimo ožys ar ožka, kuriam galima suversti visas savo bėdas. Bet kai tas ožys arba ožka savo gyvenimą pradeda keisti, tada kyla klausimas, o aš dabar ką darysiu? Nes ir man reikia keistis. Ir tai nėra taip paprasta. Asmeninis pasikeitimas iššauks santykių pasikeitimą. Kažkas nesupras, kas tau pasidarė, tu nuolat kalbė apie Jėzų. Tai apie ką kalbėti, apie tave kalbėti? Kasgi jau čia tu tokia esi, kad apie tave nuolat turėčiau kalbėti. Bet Jėzus yra tas, kuris negali nuvilti. Jo pavyzdys, jo mokymas, jo artumas. Apie tai reikia kalbėti, nes tai stiprina mūsų santykius, tai stiprina mus pačius. Asmeninis ir paskui, kai keičiasi asmenys, palengva keičiasi ir aplinkui esantis, keičiasi ir bendruomenė. Nebūtinai iš karto, nebūtinai iš karto. Bet ilgainiui atsiranda 2-3. 2-3, kurie eina tuo pačiu suartėjimo su Jėzumi, su jo žodžiu, su jo mokymu keliu. 2-3. Ir Jėzus pažadėjo. Ir aš esu jų tarpe. Taigi nenorėkim masinio atsisukimo, masinio atsivertimo čia ir dabar. Pirmiausia, ko norėkime ir prašykime, asmeninio atsisukimo, asmeninio atsivertimo į Jėzų Kristų. Ir paskui tam tikro pastiprinimo ir paguodos vieni kituose. Atpažinti ir atsipažinti tuos, kurie tikrai nuoširdžiai ir ištikimai nori eiti šituo atsisukimo į Jėzų ir ėjimo paskui Jėzų keliu. Taigi žiūrėkite, mes, man atrodo, šiek tiek truputėlį pasiaiškinom kai ką, asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo malonės prašome. Matote, tas atsisukimas į Jėzų, asmeninis ir bendruomeninis, nėra tik mūsų reikalas. Tai yra malonė, kurią Dievas mums duoda arba neduoda. Ir žinote, kada Dievas duoda atsisukimo į jį malonę? Ir kodėl neduoda? Todėl, kad jisai nekvailas. Todėl, kad jis žino, kada mes esam pasiryžę tikrai su juo suartėti ir jį sekti, o kada tik norim deklaratyviai kažką savo gyvenime, savo įvaizdyje pasigerinti. Ten, kur mūsų pasiryžimas būti su Jėzumi, būti arti Jėzaus, nėra subrandintas, nėra pribrendęs, tos malonės ir nėra.
Tai tampa daugiau išorinė deklaracija, daugiau išorinių norų, negu tikrai angažuotų vidinių nusiteikimų. Nes, broliai seserys, jeigu ir galime sau leisti nesikeisti, mes nesikeisim, kad ir ką apie tą pasikeitimą šnekėtume. Kai jau nebegalime nesikeisti, tai tada gal ir pradėsim keistis. Ir Dievas žino tą mumise. Ir tol, kol mes šiek tiek mulkiname save ir pakankamai sėkmingai mulkiname kitus ir dar norime ir Dievą apmulkyti, neišeina. Ten, kol nėra tiesos prisimta apie save, apie savo tikrąją situaciją, kol mes nesuprantam, ką reiškia būti nusisukusio nuo Dievo situacijoje, nesigręšime. Ir tiems, kurie tikrai yra prisirpę, pribrendę, kurie jau bandė ir ten, nusivylę ir viskuo, ir net savimi pačiu, tada lieka dar viena alternatyva, dar vienas pasirinkimas. Labai nuoširdžiai, su nuolankumu, su atvirumu, su pasitikėjimu, ne su kažkokiamis išankstiniam nuostatom, ką ir kaip tas Dievas, kai mes jį atsisuksime, turi mums sakyti ir daryti, kai mes tada atsisukame į jį kaip į kampą, iš kurio nebežinome, kaip išeiti. Tada nustojame veikti mes ir pagaliau pradeda veikti Dievas. Bet kol galim dar ką nors mes, tai Dieve, jeigu gali padėk, bet jeigu ne, tai netrukdyk, čia mes jau kaip nors tą šventumą pasieksim. Ir pabaigai, nes visur turi būti pradžia ir pabaiga, čia man tik pusvalanduką davė, tai mes dar turim 6 minutės beveik. Sekanti šitos intencijos dalis. Žiūrėkit, ko mes čia meldžiame susirinkę šiandien, sako arkivyskupas. Asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo malonės. Kablelis. Sugrįžti prie Kristaus ir dovanoti save jo misijai. Taigi, kai Dievas duos mums tą malonę atsisukti, atsiversti, mes jau nustatėme, mes atsisuksime į Kristų. Ir jeigu atsisuksime į Kristų, tai atsisuksime į santykį, kuris įpareigoja. Nes atsisukti į Dievą taip, kaip nori, taip tą Dievą supranti. Bet kai atsisuki Jėzų Kristų, tai bele kaip nebegali. Nes buvimas su Jėzumi, buvimas jo artimoje, buvimas jo mokiniu įpareigoja, reikalauja keisti mūsų elgseną. Reikalauja mus supanašėti su Kristumi. Reikalauja mus jį sekti Evangelijos keliu. Eiti ten, kur jis ėjo. O kai skaitome Evangeliją, kur žmogumi tapęs Dievas, skelbdamas dangaus karalystę ėjo, paaiškėja, kad ne į pačias maloniausias vietas. Ir dažniausiai ten, kur ėjo, susilaukė jo žinia, Dievo žinia. Susilaukė priešiškumo, susilaukė atmetimo, susilaukė šmeižto ir galiausiai nuvedė jį į Golgotos kalną. Per Piloto neteisingą teismą, per mokinių apleidimą ir apleistumą ir vienatvę. Štai koks yra Jėzaus kelias, štai kodėl atsisukti į Jėzų nėra taip lengva, nes kai atsisuksi, Jėzus nemulkins mūsų. Jisai sakys, sek paskui mane. Bet kelias, kuriuo jis eina, ir kelias, kuriuo mes esam kviečiami eiti jį sekant, nebus lengvas kelias.
tai bus kryžiaus kelias, tai bus atsakomybės kelias, tai bus pasiaukojančios meilės kelias. Sugrįžti prie Kristaus ir dovanoti save jo misijai, dovanoti save Kristui, padaryti save Kristaus vergu, Kristaus įrankiu, jo misijos bendradarbiu. Nes jis atėjo gelbėti, jis atėjo sutaikyti pasaulį su Dievu, jis atėjo paliudyti suklydusiam ir neteisybėse paskendusiam žmogui Dievo gailestingumą. Ir mes turime šitoje sutaikinimo ir gailestingumo ir atsivertimo, atsisukimo į Dievą tarnystėje ir misijoje su Kristumi jo bažnyčioje dalyvauti. Kad galėtume tą padaryti, turime dovanoti save. Turime dovanoti savo laiko, turime dovanoti savo vidinės sveikatos, turime dovanoti savo minčių ir mąstymo pasauliui, turime kuo daugiau savęs atiduoti Jėzui Kristui, kad jis galėtų mumyse ir per mus veikti šitame pasaulyje. Nes šiandien Jėzus neturi kitos galvos, tik mano ir tavo galva. Neturi kitų akių pastebėti, tik mano ir tavo akis. Neturi kitos burnos pasakyti tiesos su meilė žodžio, kaip tik mano ir tavo burna. Neturi kitų rankų, neturi kitų kojų, kaip tik tavo ir mano rankas ir kojas. Taigi šiandien šiuose šventose mišiuose, dabar netrukus prasidėsiančioje rožinio maldoje ir šventose mišiuose, esame kviečiami melsti asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo malonės, sugrįžti prie Kristaus ir dovanoti save jo misijai. Didelis troškimas, didelė intencija, bet Dievas yra didelis, toks didelis, kad gali visas šitas intencijas ir dar daugiau mumise ir mums patenkinti ir atliepti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Šiluvos mergelė, dangiškoji Dievo motina, mūsų globėja ir užtarėja, šitoje nuolatinio atsivertimo kelionėje ir troškime lydėk ir užtark mus. Amen.